Sveikos mergaitės. Na štai, padariau aš nugarėlę ir dabar pradedu daryti priekinę dalį. Čia vat aš išdėliojau vieną spalvą. Šitą spalvą jau aš turėjau, nes pradžioje aš galvojau, kad čia bus apačia. Bet kadangi dasipirkau siūlų ir dabar dedu šitą į vidurį ir čia bus balta, o tuos tarpus dar papildomai pamaišysiu spalvas. Nu tai va, kol kas tiek. Čia bus priekinė dalis. Dabar tik tai dėlioju motyvus ir paskui pradėsiu jungti. Na štai dabar aš pradedu užpildyti sietkute priekinės dalis. Kraštas apatinis gali būti, aš čia tokią juostelę dedu, jis gali būti be juostelės, bus toksai nelygus. Aš mėginau daryti nelygų kraštą, man jisai nelabai patiko ir dėl to aš nusprendžiau, tokį reljefinį šniūrą dėti apačioj. Jisai kaip įrėmins, apačią. Čia skeltukas bus šonuose ir aš dabar paimu nugarinę dalį, kad pamatuoti, kokio tas skeltukas turi būti aukščio, kad abi pusės būtų man vienodos. Dabar pridedu nugarinę dalį ir aš matau, kad biškį per toli aš užvažiavau, o skeltukas nuo čia prasideda. Taip, nuo čia, nuo čia kažkur prasidės jisai. Ir paskui eina ten, aplink ir čia eina viršų užsikelia. Na ir pradedu aš jungti, prisisegu su adatikėm, taip pat, kad man nejudėtų ir pradedu po truputį jungti, daryti tokią sietkutę, vadinamą.